visi, pirmą kartą duosiu, kurie visi gali duoti. Taigi esu Gediminas iš Viksilė Lietuva. Šiandieną jums truputėlį noriu statyti aktualią informaciją, startup bendruomenį. Ir tiesiog čia labai dominuoja tie klausimai, matau, tai aš irgi paklausiu. Taigi, paklausiu jūsų visų, kur dažniausiai ieškote informacijos apie Lietuvos startupus? Startas, Google. Tada? Mobilis LT. Iš tikrųjų, ieškot labai daug. O tai ieškant, man pačiam irgi labai aktualus šitie startupai ir įdomus renginiai ir noris sudalyvauti kur ir pasiklysti informaciją. Kur nueiti ir kaip panašiai. Iš tikrųjų, daug iniciatyvų Lietuvoje turim, patys startup failai, čia visų tikrai neminėjau, tik tai keletą išdėjau ir tiesiog su kokią problemą susidurėme, kad daugiausiai skirtingos informacijos yra, daug skirtingų renginių, sunku susitelkti, kur kas vyksta, kuriuo momentu, kaip kas. Tai tiesiog augantis informacijos raudas, tiesiog kažkokios vieningos sistemos nebuvimas, tiesiog noris viską turėti po vieną erdvę. Tai šiuo atveju Viksilė Lietuva kaip ir siūlo sprendimą, kurio pavadinimas yra startup.lt. Jūsų teismui tiesiog skrinšotas iš puslapio, kurį planuojame artimiausiu metu paleisti, skirtas Lietuvos iniciatyvoms, Lietuvos startupams ir viską pajungt po nacionalinių skėčių, vadinkim taip, paprasčiau suprantat. Kad žmogui, aišku, jie domisi, man patinka būtent, kad startup highway puslapį, ten matai aktualią jiems informaciją ir panašiai. Bet tiesiog paprasta informacija, kuri būtų aktuali man, kokie renginiai vyksta, jungiant visas bendruomenės, kokia yra startupų duomenų bazė, ar geriausiai, konkrečiau kokia startup duomenų bazė, partnerių ir investuotojų tinklas, koks yra Lietuvoje, ir kaip minėjau, tie patys renginiai. Prie viso šito papildomai norėtume prijungti informacijos startuolių, kad atėjęs žmogus, pažinęs, kas yra startupas, tiesiog galėtų gauti kažkokias naudingas nuorodas ir tiesiog nueiti tą puslapį, pasiskaityti daugiau informacijos. Mūsų viena iš idėjų taip pat yra live streamingas iš renginių, kurį norėtumėm realizuoti mūsų bendruomenės pagalba, galbūt ir tais pavyks padaryti. Na ir žinoma, naujienos ir sėkmės istorijos. Čia yra pagrindiniai key topics, kurie mūsų manymu yra aktualiausi būtent žmonėms, kurie ieško informacijos apie startupą. Taigi, išlįskite iš garažo, būtent bendruomenės, startupai, iniciatyvos tokios susiekit su mumis, susėsim, išviesim kavos ir pašnekėsim, kaip galima jūs prie šitos bendruomenės. Tai tiek, trumpas pristatymas. Labai panašu į Starters LT klausimas, kaip jūs sugebėsite būti kitą, ko jūs dabartiniai Starters geresni. Starters šiuo momentu nenoriu kritikuoti panašiai, tiesiog mūsų iniciatyva yra apjungti visas bendruomenės, būtent iniciatyvas. Ne freelancers, ne būtent mažas startup idėjininkus ir panašiai, o čia tiesiog jau nacionaliniu mastu pažiūrėti būtent iniciatyvas ir startupo vienu puslapį. Klausimų? Labai gerai, pokalbis.